Visi galvoja, 10 Dievo įsakymų, tai prie pirmos komunijos, prie pirmo švento vaflio suvalgymo prileidimas, jau čia praeina katekizmas, išmoksta 10 Dievo įsakymų, arba prieš šliūbą kartais reikia, kitaip kunigas nešliubavos, reikia pasimokinti tos poterius ir šiek tiek katekizmą. Ir, pirmas, skaitai katekizmą, pirmas, neturėk kitų dievų, tik mane vienas. Antras, netark Dievo vardo be reikalo. Trečias, sekmadienį švęsk. Ketvirtas, gerbk tėvą ir motiną. Taip skamba katalikų. Va, pasižiūrėkit, Išėjimo knygos 20 skyriui, Biblijai, kaip jie skamba. Išėjimo 20 skyrius, žiūrėkim, kaip skamba Dievo įsakymai. Pirmas, reiškia, neturėsiu kitų dievų, tik mane. Tinka katalikų ateizmo. Antras, pas katalikų ateizmo antras, netark Dievo vardo be reikalo. Taip, čia skaitam antras. Nedirbsiu savo drožinio, įsivaizduoju, pasitaisė. Čia netinka, drožinio, babutės neįs bažnyčia, patinka tie drožiniai, labai gražu. Antras skambutė. Nedirbsiu drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemė ar vandenyse pažemė. Nesilenksiu jiems ir negarbinsiu jų, nes aš viešpats savo Dievas. Kas tai, kataliko ir stačiatikių bažnyčios rūbrodų stato, net kiek tu turi kokią didumą prieš, kada nusilenk prieš ikoną ar statulą šventą. Kada iki žemės, kada ne, iki pusės, kada tai galva nulenkti užtenka. Nustatytas. Nesilenksiu ir negarbinsiu jų, nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavadaringas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3-4 kartos, tu, kurie mane atmeta. Bet tavo ištikima meilė iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Antras išmestas, ar ne? Trečias. Sekmadienį švęsk, ne? Skaitam čia. Nenaudosiu piktam viešpatį savo Dievo vardą. Ketvirtas, pas jūs gerbk tėvą ir motiną. Čia ketvirtas. Atmink ir švęsk šabo dieną. Šabo, ne sekmadienį. Šabas yra šeštadienis, mėlyjeji. Šeštadienis, šitą dieną yra šabo diena. Jis sako dekalogas, 10 Dievo įsakymų švęsk. Įsivaizduoju, ne 10 Dievo įsakymų, pažiūrėjau, blemba netinka pataisomi. Netap sugebėjo pataisyti. Koks įžulumas. Nenaudosiu piktam viešpatį savo Dievo vardu, reiškia, atmink švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus. Bet 7 diena yra viešpatės tavo Dievo šabas, nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus, nei duktė, nei tavo vergas ar vergai, nei tavo galvijai, nei ateivis gyventas tavo gyvenimas. Per 6 dienas viešpats padarė dangų, žemę, jūrą, visą, kas jis yra, bet 7 dieną ilsėsi. Tai viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Šitą dieną palaiminta ir pašventinta. Kad gali perkelti ją kažkas. Nes palaiminimas būtent šitai dienai duotas. Tik katalikų bažnyčia paskelbė, kad sekmadienis vietoj šeštadienio, vietoj šabato. Dabar sekmadienis bus šabatas. Na taip pat. Ir įstatymą. Aišku, kaip tu dabar tus drožinius atvaizdus įstatymas draudžia? Ne, žmonės labai mėgsta, patinka. Bet kaip jie 10 gauna? Jie labai paprastai. Žiūrėkit, kaip skamba Biblijoje 10 įstatymas. 17 eilutės. Negėjusi savo artimo namų, negėjusi savo artimo žmonos, ar vergo, ar vergės, ar jaučio rasulo, bet kokias priklauso tavo artimui. Kitaip sakant, gražiai pasakyti, taip nepavydėk. Įstatymas nepavydėk. Tai jie daro taip, šnai, tai įstatymai 2 dalis, kad 10 skaičius atrodytų, negėjusi svetimo vyro, svetimo moters, ir 9 ir 10 negėjusi svetimo turto. Perskelė, padarė ir nepastebės, kad dar tai išmetėm. Deja, nepastebi žmonės, bet atsiverskime Danielių 7 skyrių. Danielių 7 pasakyta, kas pakeis įstatymus. Pranašo Danielių 7 skyrių, pamatysim, kas pakeis įstatymus. 10 ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils 10 karalių, po jų ateis dar vienas, šis skirsis nuo ankstesnių ir sumuštais karalius. Žodžiais jis įžeis aukščiausiai. Ateis karalius, kuris žodžiais įžeis aukščiausiai ir neduos ramybės aukščiausio šventiesiems. Užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Ateis blogas karalius, kuris žodžiais įžeis aukščiausiai, neduos ramybės aukščiausio šventiesiems, užsimojęs pakeis švenčių dienas ir įstatymą. Blogietis pakeis švenčių dienas, o juk kas pakeitė švenčių? Popiežius. Romos popiežius pakeitė. Taip, blogietis ir neduos ramybės aukščiausio šventiesiems. Nedavė, kas yra inkvizicija. Pabandyk tu torą laikytis ar vadovautis, ar tai jausmė. Sudegs momentaliai. Sudegins. Ištisas musulmonus nusprendė netitinka religiją. Jie arčiau šiek tiek toras musulmonų negu krikščionys. Tas koks įdomus dalykas, betgi Biblija išpranašauta, kad šitai bus.
reiškia 10 karalių iškils, 10 karalių, reiškia iškils iš 10, jūs prisimenate, kada vakarų Romos imperija, tai paskutinis tas geležinis žvėris, ant jo galvos 10 ragų išauga. Romos imperija suskyla į 10 įtakų, ten įvairios frankų germanų gentis veržėsi į Romos imperiją, sunaikina vakarų Romos imperiją. Vandalai, geruliai, svebai, landgardai, osgotai, vesgotai, frankai, saksai, jie 10 genčių, kaip tik buvo. Paskui atsiras dar vienas. Tai reiškia, ir išraus su šaknim 3 ragus, rašo. Žiūrėk, labai įdomi, atsiranda popiežiaus sritis, popiežiaus valstybė. Kaip žinot, popiežius turėjo savo valstybę. Dabar jis turi tik Vatikaną, 104 hektarai, bet tai valstybė. Anksčiau jis turėjo didelę valstybę. Bet kaip ta popiežiaus valstybė susiformavo? Labai įdomus dalykas. Žinot, Romos imperija suskilo į rytų ir vakarų. Vakarų ir lotyniška imperija ir rytų Bizantija arba graikiška imperija. Vakaruose ten jau Romai tvarkosi Romos vyskupas religinė galva tampa, popiežius taip, o Bizantija ten yra didžiausių miestų viskupai, jie vadinami turi patriarcho titulus, jie draskosi, kas bus didesnė valdžia. Ten 4 svarbiausių miestų patriarchai susipjovė tarp savęs kaip šunys. Ir tada jie kreipiasi į imperatorių Justinianą II, sako, pasakyk, kuris iš mūsų valdys. O Justinianas sakė, eikit ten. Ir jis išleidžia dekretą, sako, nei vienas. Va, kitos valstybės, Romos popiežius, Romos vyskupas vyriausias. Visa ta teritorija aplink Romos miestą pasidalinta. 3 germanų gentis, geruliai, ostgotai ir vandalai pasidalinę turėjo savo valstybę, savo monarchiją sukūrė. Bet to jų dar tikėjimas buvo šiek tiek kitoks, ne katalikiškas, ne ortodoksiškas. Ne, buvo arijonai, ten buvo Arijaus doktrina, kur netikėjo trejybę. Popiežius siunčia Justinianui prašymą, sako, jeigu jau tu mane pripažinai labai teisingai, kad aš čia vyriausias, o tu labai teisus, aišku, aš vyriausias, sako, duok kariuomenės, kad aš galėčiau šitas gyvatės sunaikinti ir savo popiežiaus tą šventą valstybę įkurti. Justinianas ir pažada ar nepažada, ir velsius ir nesivelsiu, bet buvo popiežius didelis ištikimas šalininkas Frankų karalius Hodvigas. Jis sako, aš galiu duoti, Frankai davė popiežiui kariuomenę ir popiežius sunaikina 3 ragai, sako, buvo iššauti su šaknim ir vietoj iš jų išaugo mažas ragas, kuris tapo didesnis už visus kitus. Turėjo kaip žmogaus akis ir klastingai kalbančią burną. Čia apie popiežiaus valdžią. Tai šitas ragas, sako, pakeis švenčių dienas ir įstatymą. 2 dalykus padarys švenčių dienas ir dar persekės už 60-uosius. Žinom, kas gimė. Jokia religija nepersekė. Inkvizicija, kas turėjo, vienintelė katalikai. Vienintelė popiežystė turėjo. Katalikai iš viso paprasčiausiai paėmė ir išmetė, daug aiškiau bus. Išmetė Dievo įsakymą normaliai, ar ne, atsistoja. Ne veltui viduramžiais popiežius tituluojamas buvo Dominus Deum Nostrum Papa, mūsų viešpats Dievas popiežius. Ne veltui jam tapkį reikėdavo bučiuoti šlepetės, specialiai baltos su kutosu ir dantų kutosu kryžiukai, nepaprastos, kutoso viduje dėžutė su relikvijom, su šventa kauliukais kažkokiais ir tu bučiuoji tas tapkės. Paskui išnyko tas ir nusiėmė paskutiniai 6 popiežiai tiaros, 3 karūnos, kad dangui žemė ir pragarė jisai karalius, jau nebenaudoja. Šiandien dabar viskupai ir popiežiui dar ranką duoda bučiuoti, bet irgi jau, kad, kaip čia padaryti, tai žiedą užsiman, čia ne ranko, čia žiedą bučiuoja, žiedai yra relikvija, kažkoks šventa kaulas. Kaulo bučiuoti, šventa relikvija, ar odos kokį gabaliuką. Nu taip, vaizduotė tokia, čia tam tikra iškirpimo rūšis, kaip su norit, vadinkim, paprasčiausiai. Tai va.